Sveiki krepšinio gerbėjai, sveikiname su jumis iš naujosios Akmenės, pirmą kartą šiais metais ir šiandien sveikinamės ne šiaip savo. Regionų krepšinio lygos sezonas įgauna pagreitį ir skaičiuojant ilgą laiko tarpą, skaitant ir draugiškas rungtynes. Čia geras perdavimas ir 2 taškai. Svečių komandos treneris Edvardas Žemgulis sakė, kad šiandien tik pas vienas pergalė, geras perdavimas. Ir spėja išmesti ir spėja pataikyti. Lengvai išauginamas varžovas. Ir čia Paulius Parachomikas turėjo ir ten jų erdvės buvo nepakankamai daug. Čia labai lengvai. Ir labai gražiai vis gali laimėti būdus, bet vėlgi tai yra rotacijos svarbus žaidėjas. Gerai. Puls ir paskui prasidės tokia nervinė įtampa. Radavičius labai gerai žaidė, įspūdinga. Aukštam žmogui. Ir kokį bloką gauna dabar. Varžovas kaip protingai ginasi. Čia pataiko po krepšių Bertašiui. Bertašius gauna kamuolį Parachomikas ir jis paliekamas žaisti 1 prieš 1. O čia gražu. Varžovų nesikrato. Čia vėl sunkus metimas Asilosas. Tauragės komanda. Prastai atakuoja Akmenės komandoje iš žaidimo, tik 1 dvitaškis iš 6. Nerijus Mika. Labai viskas gerai atlikta ir pataiko Matas Kipildis. O prieš jį jo problemas, sakyčiau, geriau dabar sprendžia Akmenė negu rungtynių pradžioje. Parachomikas tuo tarpu dar kartą žemė kėlinyje. Geras perdavimas ir puikiai ataka. Vienas ir po čia pernelyg įspūdingai norėjo sužaisti šeimininkai, o Tauragė gali atsakyti 3 taškį ir taip ir yra. Pelnytas Akmenės Cemento laimėjimas prieš Tauragės krepšinio klubą 87-74. Na, o aš, Paulius Jakelis, dėkoju už dėmesį ir linkiu jums gerą vakarą. Iki.